Oh, shit. Kas su slidėm, kas su rogiam, kas su dviračiais. Sveiki gyvi dviratininkai. Tai sugalvojau, žodžiu, tokią pramogą savo žiemos pavažinėti per pusnį su dviračiu. Snow bike riding. Kol kas sekasi ne kažką. Nu, būtų fainai nuvažiuoti iki Panemunės Šilo nuo Dainavos. Kaip seksis, pasižiūrėsime. Kur teko važiuoti išmintais pėsčiųjų takais, tai visai dar nieko. Bet tik ant gatvės va tokios išlendi, nepavažiuoji visai. Teks pasistumti su 2 ratais, tokiom sąlygom. 2 ratų transporto priemonė, tokiom sąlygom ne kažką. Turiu laisvalaikio draudimą, jeigu ką. Bent kompensaciją kokią nors gaučiau už išnarintą kūno dalį. Tikiuosi, mes to neprireiks. Nežinau, aš per drąsiai užsimaniau iki Panemunės Šilo. Kažkaip nesišviečia iki ten davažiuoti kol kas. Ne, nu va tokiose vietose nepavažiuoju iš viso. Prasisuka ratai. Išlysiu ant pėsčiųjų dviračio tako, gal ten geriau bus. Ekstremaliai. O įdomu būtų pasižiūrėti, kaip su šipotom padangom. Eitų pavažiuoti ar ne? Gal reikia bėgį biškį nusimest. Ne kažką. Dabar yra apie -10, gal -8. Visai nešalta. Nu čia turėčiau pavažiuoti. O, einam. Visiškai įsimečiau lengvą pavarą. Tai, aišku, tokiu tempu važiuojant iki Panemunės Šilo. Tokiu keliu visai gal nieko, neskubant. Visai gerai dabar. Matai tenais, kur gatvės yra automobilių proveržos. Kažkokia košė, sniego košė, po apačia ledas. Jokio pagrindo normalaus nėra važiuoti dviračiu. Čia biški tvirtesnis pagrindas. Tai įmanoma. Aišku, labai lėtai. Nu, va, tau košė vėl čia. Realiai įveikiau kokį 1/4 kelio. Jeigu pavyks žygis iki Panemunės Šilo. Atsimerkiam. Visai neblogas šitas takelis. Jeigu, sakau, visą laiką būtų toksai kelias, tai beveik pėsčiojo greičiu įmanoma. Pramoga. Kai niekur neskubi, nori biškį prajudinti kaulus, kodėlgi ne. Aš vis tik manau, kad numinsim iki Panemunės Šilo. Padarysim sustojimą, gal Hesburgerį, mėsainiuką, kavytės. Bus pertraukėlė.
Visi daugiau nei nieko neveikti. O, šičia visai neblogas. Visai gerai riedam. Aš jau beveik kaip pusėjau. Čia aš nesu tas psichas, kur žiemą su dviračiu važinėja. Tai kas geras padangas, žinau. Ką ne? Kelių dviračio Anglijai važinėjau 4 metus ir būdavo per lietų visko į tremo, žinai, tą įleisti bėgius, o iščiuoždavo ratas, tai įčiuožė ratas apie pietinį. A, tai su šipais gal, ne? Ne, sakau, kelio dviratis, žinai, padangos lygios, palyjas, slidu, o dar tremo bėgius reikia kirsti. Kai tremui važinėja, ten įleista į asfaltą būna bėgiai, tai sakau, tai būdavo į tą tarpą iščiuožė ratas per lietų kelis kartus. Ai, nesą. Nei fūrą, į kamazą su galva dėjo vienas. Ne. Per priekį verčiausi ten. Negeros padangos pas Ne, mane. tai geros padangos, kelio, sakau, ne kelio dviratis pasisai, su kalnų dviračio padangos. Jo, bet tai čia šipuotų reiktų. Nu, tai jo, tai aš sakau, tai net toks beprotis, koks aš buvau. Gerai, vis. O, va, žmogelis. Sako, su hibridiniu dviračiu, dar plonesnėm padangom važinėdavo, bet nesupratau, ar žiemą, ar per pusnis, ar kaip. O, šičia tai visai smagiai riedam. Normaliai, važiuojam, žiūrėk greičio. Ui, gaziukas. Čia prasivedam. Oi, čia nuvalytas, žiūriu, važiuosim gerai. Oi, čia tai ką tu išvis pasak. Oi, čia tokiais keliais tai važiuok ir važiuok. Traktoriukas matosi prastūmęs čia viską. Vos ne iki asfalto. Trinkelės po apačia. Nu, čia pavojinga, bet gal kažkaip praridės. Praridėjom. Pradžioj kelionės atrodė, kad nebeįveiksiu tikrai iki Panemunės Šilo žygelio. Bet dabar tas jau atrodo viskas realistiškiau. Nes kartą jau apie pusiaukelę nuvažiavau, pusiaukelę numyniau. Tai pirmą iki Hesburgerio gal pasidaryti pertraukėlę ir šutinsim toliau. Kągi, pasistiprinau, tęsiam žygį. Kol pavalgiau, tai ir snigti nustojo. Ką, aš jau esu beveik prie Panemunės Šilo. Tai kad įgyvendinti dienos tikslą, šokam ant dviračio ir lekiam. Su vienu draugu šiandien telefonu šnekėjau. Sakiau apie savo planą su dviračiu prasiminti. Tai jisai sakė, man rodos iki Panemunės Šilo nenuminsi. Jisai klydo. Būsiu numinęs ne tik iki Panemunės Šilo, bet galbūt ir atgal. Jeigu sąskaitui turėsiu 10 km numinto atstumo, tai bus labai gerai. Suk greičiau. Ant tilto vėjukas biški šniokš. Per tiltą tikriausiai nusivesiu dviratinę.
Pasižiūrėsiu kaip danga. Čia vėjukas šniokščia. Shit. O ant posūkio pavojingiausia. Žiūrėk, gal dar nusileisiu nuo kalno. Nulipęs nuo dviračio. Ir vėl snigt pradėjo. Žiūrėk, gal čia reikia pamatyti. O, įmanoma visai nusileisti. Kas čia man per garsas kažkoks? Žiauru. Kas man čia per garsas sklinda? Žiūrėk, įmanoma visai ir nusileisti, nestumiant dviračio, o taip, riedėt. Atsargiai. Gal nenusirašysiu. Everything is possible. Oj, nusirašysiu aš maros. Labai daug žmonių čia. Komplikuotas važiavimas bus. Bandysiu pravažiuoti. Eina savo sunkiai. Ten būna gal kaip. Negi sumažinti. Aš nežinau, šipus gal deda, vėl nežino. Šiaip, vat, įdomu man buvo pabandyti tą ekstremaliai pavažiuoti. Aš esu turėjęs ant dviračio žygliuotas padangas, ratai dar plonesni, Jo. 6 ir tokie paprasti ten. Jo.
Tai va per tokį nieko gero, bet jeigu būna ta plikšala, vadinama, kur žmonės minėjo, kaip gerai, ant tokio visiško ledo. Ai, nu. Ten fantastika, aš atsimenu, taip man patiko. Ai, tipo... Kaip dviračio va taip, o paskui atsisėdi, tikliuotam, žinai. Bet per sniegą tai šūdas, reikia plačių, va tas kiek metai, kaip būna, gal būtų gerai. Tie, jo, fatbaikai tie, jo. O čia tai ieškoti tik pristimas. Ai, mes paauglystėj tai važinėdavom, bet žinai, ten kieme. Su dviračiai, jo. Svarbu, priekis laikosi. Jo, tai vat galvoju, reikia prisiminti vaikystę. Dėkui viso jums taip pat. Nais visai. Kit sportas, sveikata. Kas su slidėm, kas su rogiam, kas su dviračiais. Tai ką, eksperimentas pavykęs. Visai įmanoma pavažiuoti ir per pusnis dviračių, kalnų dviračių padangomis. Aišku, sunku, bet tikrai įmanoma. Tai belieka tik tai grįžti dabar namo. Buvo smagus pasivažinėjimas, iki kitų kartų. Nais, tripukas. Gerai čia pasivažinėjau dviratuku. Užskaitau.